Sveiki, su jumis Radio žinios ir aš, Emilija Milašiūtė. Šią savaitę mūsų gimnazijoje buvo visko, tad kviečiame patogiai įsitaisyti ir gerai praleisti laiką su Radio žiniomis. Praėjusį trečiadienį vyko netradicinės klasės valandos vasario 16 akto paminėjimui. Jas vedė 2 ir 3 klasių gimnazistai. Džiugu, jog mūsų gimnazijoje vasario 16 taip pat nepamirštama. Istorijos mokytojų iniciatyva gimnazijos antrokai ir trečiokai savo kolegoms vedė klasės valandėlės apie Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir per ją pasirašytą nepriklausomybės aktą. Kad geriau įsisavintų medžiagą, mokiniai išvydo videoreportažus, o vėliau buvo atliekamas testas, kurio rezultatai turėtų būti paskelbti jau netrukus. Praėjusį penktadienį pagaliau praūžė ilgai lauktasis 100-adienis. Šimtmečio elitas. Štai tokia šių metų 100-adienio tema. Kelionė laiku, įžymybės privertė suklusti. Nuostabų šokiai, dainos, na ir žinoma klasės, kurios įsijautė į disko, retro, rock'n'rollo ir hipio laikotarpius. Aš manau, 100-adienis buvo tiesiog puikus, tikrai įspūdžiai labai geri. Na, galvojom kažko tikėjimas gal blogesnio, bet buvo tiesiog super. Išties buvo labai nuostabu, džiaugiuosi, kad esu šitoje mokykloje. Ačiū Jums už šitą nuostabų 100-adienį, myliu Jūs. Labai gražus 100-adienis, labai gera nuotaika, jautėsi tokia gera energija, aš netikėjau, kad tokie šaunus mūsų 12-okai, 11-okai, manau ir mes auklėtojos taip pat buvom šaunus, ar ne? Be abejo. Labai nuostabiai jūsų ritmų laidos praėjo 100-adienis, labai viskas puikiai suorganizuota, myli ir abiturientai, dėstytojai, tiek, labai viskas šauniai. Pagrindinis renginys, labai patiko, šaunuoliai puikiai pasiruošę. Esu labai patenkinta 100-adieniu, džiaugiuosi, kad tokios šventės vyksta aišku tradiciškai, bet pati turėdama vienintelį sūnų, pirmą kartą dalyvavau tokio šventė ir esu labai patenkinta, nuostabu, šventė puikiai. Mūsų 100-adienis buvo, nežinau, tobulas. Tobulas, pats geriausias, koks tik buvo. Mes esame visi labai patenkinti, labai laimingi, visi jau skubėjo švęsti, todėl čia nieko beveik nėra, bet, iš niekas tikriausiai. Bet mes esame labai laimingi, labai džiaugiamės, kad 12-okai irgi labai patiko. Geriausiai 11-okai padarė geriausią 100-adienį. Taigi, šis 100-adienis man labiausiai patiko, nes buvo geriausi vedėjai laikroninkas, aišku, aš. Ir jeigu galėtumėte pakreipti šį kameros objektyvą, štai šis žmogus. Šis 100-adienis buvo nuostabus ne vien dėl vedėjų, šis 100-adienis buvo absoliučiai visiškai fantastiškas. Ne, jeigu atvirai pasakysiu taip, mes 11-okai, 3-okai, kaip čia pasakyti, tikrai atidavėm daug. Aš džiaugiuosi, kad 4-okai liko patenkinti ir tai yra svarbiausias dalykas. O dabar ką? Lauksim, kol mum 2-okai padarys šventę. O šiaip visi 12-okai mojuoja, kaip viskas buvo gerai. Bet to mes labiausiai džiaugiamės.
populiariausių knygų penketuko rinkimai. Apie tai plačiau papasakos bibliotekos vedėja. Mūsų gimnazija jau 5 metai renka populiariausių knygų penketukus. Kaip ir kiekvienais metais, tai darome prieš pat knygų mugę. Tai va šiemet išsiuntinėjome per tamo mokiniams anketas, kad jie padėtų mums išsirinkti populiariausių knygų penketuką. Atsiliepė virš 100 mokinių ir pagal jų duomenis mes išrinkome populiariausių knygų penketuką, kurį sudaro pirma knyga, tai Kevino Brukso Kendė. Jinai yra įtraukta į seriją Beveik suaugę, o mūsų gimnazijos mokiniai labai mėgsta šitą seriją. Taigi, gimnazijos populiariausių knygų penketukas. Pirmoje vietoje Kevin Brooks, Kendė. Antroje Stanislava Nikolovo Čiurinskienė, Second Life, Gyvenimas tinkle. Trečioje Algimantas Čekuolis, Mūsų slaptieji ir Dramblys bute. Ketvirtoje Gillian Lauren, Mano gyvenimas hareme. Ir penktoje Melvin Burgess, Hitas. Tų, kurie atspėjo bent 2 knygas iš šio sąrašo, laukia saldūs prizai. Rajoninėje istorijos olimpiadoje 9–10 klasių grupėje 2 vietą užėmė Dovydas Žukauskas, o 3 Lukas Strelkauskas, o 11–12 klasių grupėje 3 vietą užėmė Andrius Jozelskis. Dėkojame mokytojams Sigutei Meižienei ir Vilijai Kičienei. Jaunųjų matematiko olimpiadoje 1 vietą užėmė Paulina Dirvanskytė, o 3 Emilis Kaziukėnas. Dėkojame mokytojai Virginijai. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 2 etape 9–10 klasių grupėje 1 vietą užėmė Emilija Milašiūtė, 2 Justas Deveikis, o 3 Dominyka Krutkevičiūtė. O 11–12 klasių grupėje 3 vietą užėmė Žilvinas Galimovas. Dėkojame mokytojams Nijoliai Rimkovienei ir Vidai Budraitienei. Matematikos olimpiados 2 etape 1 klasių grupėje 3 vietą laimėjo Kajus Rytas Lenčiauskas. 2 klasių grupėje 1 vietą užėmė Justas Deveikis, 2 Oksana Ovčinikova, o 3 Kamilė Podžiulaitytė. 3 klasių grupėje 2 vietą laimėjo Žilvinas Galimovas, o 3 Algirdas Miliūnas. Bei 4 klasių grupėje 3 vietą užėmė Julius Strumila. Dėkojame mokytojams Rasutei Jaruševičienei ir Rasai Gecevičienei. 1 kartą vykusioje tikybos olimpiadoje 1 vietą užėmė Kamilė Podžiulaitytė. Dėkojame mokytojai Ingai Kuziork Petrikonienei. Praėjusį ketvirtadienį vyko rajoninė technologijų olimpiada. Mūsų mokykloje atstovavo 2 klasės mokinė Simona Knataitė. Taigi, jinai pati apie olimpiadą plačiau ir papasakos. Taigi, šiemet 1 kartą iš tikrųjų dalyvavau technologijų olimpiadoje, bet joje nusprendžiau sudalyvauti todėl, kad iš tiesų sekančiais metais žadu atsisakyti technologijų, tai kaip ir norėjau užbaigti, tiesiog sudalyvaudama jose ir parodydama, ką aš išmokau per tuos visus metus. Žinoma, nesitikėjau, kad užimsiu 1 vietą ir kad su tokiu trenksmu baigsiu tą technologijų visą kaip ir sritį, tačiau vis dėlto man pavyko ir dabar laukia Respublika. O Respublikos iš tikrųjų bijau, nes tenai jau dirbsiu be pagalbos ir iš tikrųjų bus sunku. Na, o didžiausią ačiū tai norėčiau pasakyti savo mokytojai technologijų Rasai Matutienei ir žinoma savo klasės mergytėms, kurios padėjo man įvykdyti šitą didelį projektą. Ačiū labai.